Laidą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Laida socialinė integracija. Sveiki, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai, su jumis laida socialinė integracija. Čia Žiedūnė Dobaitė. Šiandieną mes kalbėsime apie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas bei pagalbą socialinėms grupėms. Ir šiandieną pas mus laidoje vieši direktorė Valentina Berežnaja Demidenko, kuri papasakos apie Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą bei apie veiklas vykstančias čia. Taigi gal pradžiai galėtumėt prisistatyti klausytojams ir papasakoti truputėlį istorijos, kaip įsikūrė šis centras ir kada. Labą dieną visiems klausytojams. Iš tiesų visų pirma noriu padėkoti jūsų radijo stočiai už dėmesį socialinės integracijos klausimams ir truputėlį papasakosiu apie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro. Esu to centro direktorė. Centras įkurtas 2007 metais. Tai yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Nuo 2011 metų mes turime padalinius tiek mieste, tiek Upninkų ir Žeimių seniūnijose. Vykdom iš tiesų įvairią veiklą ir labai džiaugiamės tom, kad kiekvienais metais mūsų veikla vystosi ir tobulėja. O kokia yra šio centro veiklos misija? Koks yra pagrindinis tikslas? Turbūt mūsų pagrindinis tikslas yra grąžinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir pilnaverčiai, lygiaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir dirbame iš tiesų su įvairiais žmonėmis, įvairių socialinių grupių. Dirbam ir su neįgaliais asmenimis ir jų šeimos nariais, su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis, su socialinės rizikos ar taip vadinamo probleminiam šeimom, su jų vaikučiais, su prieglobstį gavusiais užsieniečiais ir pabėgėliais, su krizę išgyvenančiais asmenimis, tai yra smurto aukos ir jų vaikučiais, ir visais kitais gyventojais, kuriems šiuo metu reikalinga mūsų pagalba. Tai visi asmenys, kuriems reikalinga tokio pobūdžio pagalba, jie gali tiesiog kreiptis, skambinti arba atvykti į centrą. Taip, tikrai visus kviečiame nebijoti ir drąsiai kreiptis pagalbos. Pas jūs labai daug įvairių veiklų yra šiuo metu vykdomų, tai galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau apie jas papasakoti? Teikiam standartinės socialinės paslaugas, tokias kaip informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas. Tai yra tos paslaugos, kurios yra teikiamas visų, turbūt socialinių įstaigų. Padedam žmonėms organizuojant nemokamą maitinimą, tai yra žmonės kreipiasi dėl nemokamų maisto produktų iš intervencinės maisto programos, bendradarbiaujam su maisto banku. Padedam taip pat teikdami vienkartinę materialinę pagalbą, tai yra grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, galbūt aktualu neįgaliesiems asmenims, kurie sunkiai gyvena. Transporto paslaugas teikiam asmenims į hemodializės procedūras ir neįgaliesiems vykstant į gydymo įstaigas. Taip pat kompensacinės pagalbos technikos išdavimo vykdom, tai yra išduodame neįgaliojo vežimėlius, funkcinės lovos, kitas pagalbos priemonės. Teikiam psichologinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultavimo paslaugas, asmens higienos ir priežiūros paslaugas, kurios yra ypač aktualios kaimo seniūnijose. Tai yra tikrai žmonės, kai kurie gyvena neturėdami pirties, neturėdami sanmazgų, tai šiuo atveju maudimo ir asmens higienos paslaugos yra labai aktualios. Teikiam dienos užimtumo paslaugas ir šios paslaugos yra skirtas tiek neįgaliesiems ir jų artimiesiems, tiek vaikams iš probleminių šeimų, senyvo amžiaus žmonėms, kuriems norėtųsi galbūt bendravimo ir kitų paslaugų. Ir probleminių šeimų tėvams mes organizuojame tėvystės įgūdžių ugdymo kursus tokius. Taigi ir dar, kai sakiau, teikiam prieglobstį krizės metu, tai yra moteris ar dažniausiai moteris po kažkokių šeiminių konfliktų, po smurto atveju gali pas mus kreiptis ir nemokamai gyventi iki 30 parų su vaikučiais. Tai taip pat kalbant apie
pagalba neįgaliesiems, mes dalyvaujam būsto pritaikymo programoje ir priimam neįgalių asmenų prašymus dėl būsto gerinimo ir pritaikymo jų poreikiams. Vykdom pagalbą sergantiems alkoholizmu taipogi, tai bendradarbiavom su Kauno priklausomybės lygų centru ir taip pat su Vilniaus psichiatrais gydytojais, kurie koduoja nuo alkoholio hipnozės būdu. Teikiam pagalbą ir prevenciją prekybos žmonių programoje. Turbūt toks būtų mūsų platus paslaugų spektras. Taip, tikrai labai platus paslaugų spektras, labai džiugu, kad gali kreiptis visi norintys pagalbos ir turbūt turite ir nemažai specialistų, kurie šiuo metu dirba. Tikrai taip džiaugiamės tom, kad turime stiprią ir gerai veikiančią komandą specialistų. Be komandinio darbo apskritai socialinis darbas turbūt nebūtų įmanomas ir pagalbos teikimas. Šiuo metu turime ir socialinių darbuotojų, kvalifikuotų, tikrai gerai dirbančių, ir socialinių pedagogų, kalbant apie dienos užimtumą, ir psichologą, ir medicinos personalą, tai yra slaugytojai ir jų padėjėjai, ir kineziterapeutą turime, kalbant apie paslaugas į namus pagyvenusiems žmonėms. Iš tiesų mūsų komandos specialistų tikrai yra pakankamai plati, norėtųsi, kad dar vystytųsi ir dar yra pamąstymų ir apie meno terapijos specialistą, ir apie kitus specialistus, kurių poreikis yra šiuo metu identifikuojamas ir toks aktualus. O kalbant apie savanorystę, ar sulaukėte savanoriškos pagalbos? Turime keletą savanorių, tačiau tas skaičius yra tikrai nepakankamas, tai naudojantis progą tikrai kviečiu visus savanorius, tai yra jaunimo, galbūt jauni žmonės, kurie mąsto apie savo tolimesnį profesinį kelią ir profesijos pasirinkimą, galėtų atvykti pas mus ir išbandyti save. Mes priimam labai geranoriškai, draugiškai ir suteikėm žinių, ir net kaip metodinis centras mes organizuojam socialinių darbuotojų padėjėjų kursus, tai šiuo atveju net nemokamai leidžiam mūsų savanoriams klausytis tų kursų ir įgyti žinių ir išduodam pažymėjimus. Tai tikrai tie žmonės, kurie norėtų išbandyti save nelengvoje, socialinės sritis nėra lengva, bet tikrai tokioj reikalingoj srityje, tai tikrai mes kviečiame ir suteiksim visokiojopą pagalbą, tai kviečiam prisijungti prie mūsų kolektyvo. Ir visi norintys prisijungti, jie greičiausiai galėtų rasti jūsų kontaktus internete? Taip, tikrai taip. Mūsų buveinė yra Vasario 16-31 Jonava, tačiau mes turim padalinius ir Chemikų gatvėje Jonavoje 136, taip pat ir Žeimiuose ir Upninkuose. Mūsų internetinės svetainės adresas yra www.jonavospc.lt. Tai tikrai visa informacija ir kontaktai ir telefono numeriai yra nurodyti. Taigi visi norintys pasavanoriauti šiame centre galite drąsiai kreiptis, o turbūt ir tie, kuriem yra reikalinga centro pagalba arba turintys klausimų, taip pat gali kreiptis, ar ne? Tikrai taip. Ir dar būtų labai įdomu sužinoti apie renginius, kokius jūs organizuojate, galbūt kokiuose projektuose dalyvaujate šiuo metu. Visada sakiau ir sakysiu, kad ne vien tik tai duona gyvena žmogus, ir ką mes pastebim, kalbant apie mūsų klientus, tai turbūt mums visiems, mes esame žmonės, mums reikia bendravimo. Tai yra pagrindinis poreikis, kurį mes stengiamės patenkinti socialinių paslaugų centre savo padaliniuose, tai yra būtent bendravimo poreikis. Organizuojam įvairius renginius. Taip, pagal klasifikaciją tai vadinam socialinės sociokultūrinės paslaugas, bet iš tiesų tai yra bendri renginiai, pradedant nuo tokių tradicinių, tai yra Kalėdos, Velykos, Atvelykio šventė, turime tokią tradicinę
savo centre. Na ir baigiant įvairiom dienos užimtumo stovyklom, gimtadienio šventimu, taip pat tolerancijos dieną švenčiame, įvairias akcijas organizuojame kartu su savo klientais, labdaros akcijas, užimtumo, prevencinės veiklas. Tų renginukų tikrai turime daug ir kviečiame visus asmenius, ypač neįgaliuosius ir jų artimuosius, ką mes pastebėjom, kad artimiesiems taip pat reikia to bendravimo ir jie labai noriai renkasi ir dalyvauja mūsų veikloje. Tai kviečiam visus lankyti mūsų dienos centrą, dalyvauti mūsų įgūdžių tobulinimo ir ugdymo grupėse, taip pat užimtumo įvairiuose užsiėmimuose, psichologinius grupinius užsiėmimus labai įdomius turime. Na, tikrai tokius meno terapijos užsiėmimus. Tai tikrai kviečiam visus dalyvauti. Na ir jūs čia šiandien atnešėte tokių gražių dovanų į studiją, tai yra paveikslėlis ir rankų darbo avytė. Tai gal galite truputėlį daugiau papasakoti apie autorių ir apie šitą būrelį meno, kas jam vadovauja ir kaip sekasi šiuo metu? Mes stengiamės atskleisti žmonių talentus dienos užimtumo grupėse, nes pastebėjom, kad tas kompensacijos principas tikrai yra išvystytas kiekviename žmoguje ir jeigu, taip jau įvyko, kad yra tam tikrų ar tai fizinio, ar tai psichinio sutrikimų, tai žmogus, nei vienas žmogus nėra beviltiškas ir turi tam tikrų talentų. Galbūt tie talentai nėra atskleisti ir tie gebėjimai nėra pastebėti, tai mūsų pagrindinis tikslas dienos užimtumo grupių specialistų tai yra pastebėti tos talentus. Tai šios tokios simbolinės dovanėlės smulkios, jos yra pagamintos mūsų neįgaliųjų dienos užimtumo grupės merginų. Tai viena išsiuvinėjo, kita iš Vilnos vėlė. Tai mes turime meno terapijos užsiėmimų kursą, vykdom kartu su nevyriausybinė organizacija Dekoresta, tai yra meno terapijos specialistai su mūsų socialiniais pedagogais, kartu organizuoja tas veiklas ir mokina ir tobulina būtent tos įgūdžius, kurie padeda pagaminti tokius rankų darbo produktus ir mes organizuojam įvairias akcijas ir po to parduodam ir žmonės mato. Iš tiesų labai džiugu, turbūt vienas iš tokių pagrindinių dalykų, tai parodyti žmogui, kad tu kažką gali ir kai pamato, kad aš galiu, tai labai džiugu ir artimiesiems, kurie pamato tą rezultatą ir pačiam žmogui, kuris kažką padaro, sukuria ir tas produktas yra toks mielas, gražus ir gali džiuginti ne tik tai jį, bet ir aplinkinius. Turbūt sunkiausia yra žmogui padėti patikėti, kad jis tikrai gali, ar ne? Tikrai taip. Tai yra mūsų turbūt vienas iš pagrindinių tikslų - padėti žmogui patikėti, kad jisai gali gyventi kitaip, kad yra alternatyva tam uždaram gyvenimui namuose tarp keturių sienų ir atrasti save. Tai mes kalbam ne tik apie neįgaliuosius, bet ir apie visas grupės. Ir kalbant apie seniorų klubą, mūsų iš tiesų moteris pagrindė basmes moteris ir jau netekusios savo antrosios pusės ir pakankamai vienišos, tai ar tai neturinčios anūkų, ar tai galbūt artimieji kažkur išvažiavo anūkai toli. Tai tas toks uždaras gyvenimo būdas, jis yra keičiamas dėka mūsų užsiėmimų. Ir teko girdėti, kad dažnai anūkai išvažiuoja į užsienį ir palieka vienišus savo senelius, ar ne, jais nesirūpina. Tai kaip manote, kokia galėtų būti to priežastis? Iš tiesų, šią tendenciją stebim jau keletą metų ir liūdna, kad taip vyksta. Tikrai nemažai jaunų žmonių išvyksta į užsienį ir kiekvienas turi savų priežasčių, mes niekada nevertinam, nekaltinam, bet kviečiam ir raginam visus pasirūpinti savo pagyvenusiais artimaisiais, ar tai seneliais, ar tai tėvais, išvykstant į kitą šalį. Džiugu, kai žmonės ateina ir sako, aš išvykstu, negalėsiu rūpintis, bet gal jūs galėtumėt padėti apgyvendinti globos namuose, ar tai teikti paslaugas į namus.
Tai šiuo atveju yra kažkoks užtikrinamas to artimo žmogaus buvimas saugioje aplinkoje ir kažkokių pagrindinių poreikių patenkinimas. Bet dėja turime tikrai nemažai atvejų ir neseniai teko palaidoti vieną klientą ir taip ir neradome mes artimųjų. Žinom, kad anūkas išvyko į užsienį, į Angliją, tačiau tie palikti telefono numeriai jie neatsako ir jokių kitokių kontaktų mes neturim ir iš tiesų raginam ir savo jau esamų klientų artimuosius visada palaikyti su mumis ryšį ir ne tik su mumis, bet ir savo artimaisiais, kaip jiems svarbu, kad paskambina tas anūkas arba dukra arba sūnus per šventes, kaip papasakoja, kaip sekasi. Nemanau, kad tie telefono skambučiai yra jau tokie brangus, kad negalima paskambinti savo artimajam. Tai tikrai kviečiu pamastyti ir pasirūpinti savo artimaisiais. Turbūt daugėja tokių žmonių, kurie yra paliekami vieni, ar ne? Tikrai taip, tas skaičius didėja ir aišku, priežastys galbūt jos yra įvairios ir reikėtų kažkokių tolimesnių tyrimų, bet skaičius tikrai didėja ir norisi, kad bent jau tada palikti tie žmonės neliktų be priežiūros. Ačiū Jums. O dabar skelbiame trumpą pertraukėlę, po kurios susitiksime laidoje Socialinė integracija ir tęsime pokalbį su Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė. Taigi likite su mumis. Geros Jums dienos. Laida Socialinė integracija. Reklama. Senos geros teleloto dalybos grįžta. Net 200 000 eurų iš aukso puodo. Per 1 valandą subirėsi daug prizų po 3, 5 ir 10 000 eurų. Tokių dalybų dar nebuvo. Skubėkit žaisti. Dalybos vyks tik šį sekmadienį. Rinkimų agitacija. Kaunas gali. Balsuokite už kandidatą į Kauno miesto merus Kęstutį Pūką ir sąrašą 21. Asmeniškai įsipareigoju išvalyti savivaldybę nuo per partijas aplipusių parazitų. Aferistų nebus. Pakirsime korupcijos šaknis. Atliksime auditus. Miesto ūkį tvarkys tik profesionalai. Rengsime visuotinės apklausas. Radikalūs pokyčiai mieste pakeis asmeniškai kiekvieno kauniečio gyvenimą. Ateikite, išrinkite, įgaliokite. Padarysiu. Rinkimų agitacija bus apmokėta iš rinkiminio komiteto Kaunas Kitokia Lietuva specialiosios rinkiminės sąskaitos. Girdėjote reklamą. Yra 2 klausimai. Kodėl avinai patys bėga į skerdyklą pro vartus? Todėl, kad jie avinai. Kodėl žmonės tapo abejingi ir nevieningi? Todėl, kad kažkam labai patogu. O kas esate jūs? Savo gyvenimo šeimininkas ar paklusnus ir abejingas pastumdėlis? Kovo 1 dieną, pirmą kartą Lietuvoje tiesioginiuose rinkimuose patys rinksime savo merą, miestų ir rajonų tarybas. Tai mūsų galimybė patiems išsirinkti patikimų žmonės ir galų gale pakeisti esamą situaciją mieste, rajone ir visoje Lietuvoje. Supraskime, kad kol mes patys nekeisime, niekas savaime nepasikeis. Tad kovo 1 dieną surask laiko ir ateik balsuoti. Jūs klausotės radio stoties Pūkas. Jūs klausotės radio stoties Pūkas. Iš laivų kvepia vakaras Romų, danguje šoka tvista žvaigždė. Po nakties aš jau ištiktas komos, kaip nuvytusi lauko gėlė. Tavo sapną paliksiu prieš rytą, kaip puodelyje skęsta kava. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul nieks neišgirs niekada. Jeigu liko dar kas nesakyta, tegul nieks neišgirs niekada. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai.
Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosim ant šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Iš namų varo tyla kaštonai ir sudegina rytas spalvas. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebe ta, nebe ta. Aš nei geras, nei perdėtai blogas, o ir tu nebe ta, nebe ta. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosim ant šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosim ant šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Ant užuolaidų supasi voras, užliuliuodamas tavo akis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Šitas vakaras kerinčiai juodas, kaip ir meiliai paklydų širdis. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosim ant šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos vyžos sudilo seniai. Padainuosim ant šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Padainuosim ant šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Laida socialinė integracija. Sveiki radio stoties Pūkas klausytojai, priminsiu, jog jūs klausotės laidos socialinė integracija. Čia Žiedūnė Dobaitė ir šios dienos laidos viešnia, direktorė Valentina Berežnaja Demidenko, kuri vadovauja Jonavos rajono socialinių paslaugų centro veiklai. Taigi šiandieną kalbame apie paslaugas, kurias galima gauti šiame centre Jonavoje, ir apie tai, kaip padėti skirtingoms pažeidžiamoms socialinėms grupėms. Taigi šiame centre vyksta pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursai, apie kuriuos šiek tiek paminėjote pirmoje laidos dalyje. Tai galbūt dabar galėtumėte papasakoti plačiau, kur galima rasti informaciją, kokie žmonės gali atvykti ir iš kokių miestų. Mūsų centras, socialinių paslaugų centras, bendradarbiaujamas su Kauno kolegijos socialinio darbo katedra, sukūrė keletą programų kvalifikacijos kėlimo ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos įgyjimo. Tai mes turime šiuo metu 3 programas ir siūlome socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams ir socialinių darbuotojų padėjėjams kelti savo kvalifikaciją keliuose 16 valandų programuose ir taip pat kalbant apie tos socialinius darbuotojus praktikus, kurie dar neturi jokio išsilavinimo, tai yra 40 valandų būtini privalomi kursai socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kompetencijos įgyjimui. Tai mūsų centras kaip metodinis centras iš tiesų vykdo įvairias kvalifikacijos kėlimo programas, taip pat mes galime teikti ir supervizijas įstaigose ir
pažymim, kad savo paslaugas teikiame ne tik Jonavos rajono specialistams, bet ir kitų rajonų specialistams ir džiaugiamės tom, kad iš visos Lietuvos, iš Tauragės, iš Prienų, iš Ukmergės, mes esame iš Kėdainių ir kitų rajonų esame sulaukę nemažai specialistų, kurie kelia kvalifikaciją mūsų metodinėme centre ir tikimės, kad dar sulauksime taip pat nemažai specialistų ir kels tą kvalifikaciją ir toliau. Mes taipogi kaip metodinis centras bendradarbiaujame su Kauno technologijos universiteto edukologijos katedra ir vykdome įvairias mokslinių tyrimų veiklas. Tai visai neseniai praeitais metais vykdėme atlikom tyrimą su prieglobstį gavusiais užsieniečiais, kurie yra ugdomi tarp kultūrinio bendravimo ir multikultūrinio bendravimo įgūdžių mūsų centre ir tikrinom, kiek tie įgūdžiai yra vystomi ir kiek jie padeda integruojantis į visuomenę. Tai iš tiesų mūsų metodinio centro veikla yra pakankamai plati. Mes esame paruošę metodinę medžiagą, su kuria galima susipažinti taip pat mūsų puslapyje www.jonavos.spc.lt. Šiame puslapyje yra patalpinta metodinė informacija ir apie perdegimo sindromą, kuris yra būdingas specialistams dirbantiems socialinėje srity, ir apie socialinės atskirties grupės ir jų ypatumus psichosocialinius, ir taip pat apie komandinio darbo ypatumus ir galbūt tą tokią platesnę metodinę informaciją. Tai iš tiesų yra keletą temų, su kuriam galima susipažinti. Tai informacija yra viešai prieinama ir galite tikrai susipažinti puslapyje mūsų. Na, o savanoriam, kaip minėjote, kurie pasavanoriauja, tai jie gali visą tai gauti nemokamai, ar ne? Taip, tai kaip ir paskatinimo tam tikra priemonė, tie savanoriai, kurie ilgesnį laiką savanoriauja mūsų įstaigoje, jiems suteikiama teisė dalyvauti socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos įgyjimo kursuose nemokamai ir įgyti tą kvalifikaciją, kuri galbūt ateityje bus svarbi ir reikšminga jų profesiniam kelyje. Taip pat galbūt galėtumėte paaiškinti, kas tai yra metodinis centras, kuo jisai yra naudingas ir kokia yra jo vykdoma veikla. Metodinio centro statusą įgyjome 2010 metais. Tas statusas yra suteiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos departamento sprendimu ir kodėl mums yra svarbu turėti tokį statusą, tai mes kaip metodinis centras galime vykdyti įvairias specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, galime užsiimti tokią mokslinę praktinę veiklą, vykdyti tyrimus mūsų dominančiose srityse ir dalintis gerąją patirtimi su tiek Lietuvos specialistais, tiek užsienio specialistais, kas yra irgi labai aktualu, nes nestovim vietoje ir norisi tą gerąją užsienio praktiką integruoti į mūsų Lietuvos aktualijas ir galbūt kažkokių naujų metodų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvos realijom ir galbūt kažkokių irgi įdomesnių darbo priemonių pasisavinimas iš kitur. Tai džiaugiamės tom, kad turime tokį statusą ir kad vykdom tą metodinę veiklą. Na, jūs taip pat savo internetinėme puslapyje dalinatės įvairiais straipsniais bei patarimais. Kokie tai būtų straipsniai ir kam jie būtų naudingi? Šie patarimai yra skirti, metodinė medžiaga, kaip jau minėjau, yra skirta metodinio centro skiltyje ir ten tikrai yra nemažai paruošta metodinės medžiagos ir ta medžiaga yra skirta specialistams. Kalbant apie mūsų klientus ir galbūt potencialius klientus, tai mes esame patalpinę keletą tokių patarimų, praktinių ir rekomendacijų, pavyzdžiui, patarimai moterims patyrusioms prievartą šeimoje. Nes tikrai ne visos moteris išdrįsta pranešti apie tai, kad vyksta šeimoje smurtas, kad patiria tą smurtą. Ne visos galbūt tiesiogiai išdrįsta iš karto kreiptis pagalbos ir ateiti. Tai bent
bent jau paskaityti, kas yra tas smurtas, atpažinti, identifikuoti ir rasti alternatyvę pagalbą. Tai pagalbos priemonių yra įvairių, yra ir pagalbos linija moterims ir galbūt kažkokios tokios net ir teisinės informacijos daugiau mes esam patalpinę į tos patarimus ir moteris tikrai gali paskaityti ir pasinaudoti tais patarimais. Taip pat tėvams patarimai, pavyzdžiui, kaip kalbėti su vaiku, jei jūs įtarėt, kad jis vartoja narkotikus. Nes kaip ten bebūtų, priklausomybių problema pas mus yra pakankamai aktuali ir tikrai dažnai sutinkame išgirstam tėvų klausimus, o ką daryti, jeigu aš įtariu, ar ne? Tai šiuo atveju yra tokie patarimai. Priekybos žmonėmis prevencijos klausimais irgi patarimai, kas yra ta priekyba žmonėmis. Ypač aktualu jaunom merginom, galbūt iš tokių sunkiai besiverčiančių šeimų, nes tikrai pastebėjom tokią tendenciją, kad jaunos panelės išvyksta į užsienį ir tie patarimai yra būtent nukreipti į priekybą žmonėmis prevenciją. Tai reiškia, kad merginos turi išsiaiškinti, kokį darbą dirbs užsienyje. Tai šioje informacija yra patalpinta ir išsami informacija apie tai, kokius klausimus reikėtų užduoti būsimam darbdaviui užsienyje, kad nepatekti, į kažkokią probleminę situaciją. Jeigu patekote į probleminę situaciją, ką reikėtų padaryti? Lietuvos ambasadų kontaktai irgi patalpinti. Taip pat šita informacija yra nukreipta į mūsų klientus, į tos žmonės, kurie galbūt dar nėra susidūrę su tam tikrom problemom, bet yra tam tikra rizika, kad gali susidurti. Na ir dar apie projektinę veiklą būtų įdomu sužinoti, kokius šiuo metu vykdote projektus arba kokius jau esate įgyvendinę. Iš tiesų džiaugiamės savo projektinė veikla. Mūsų galimybės dalyvauti projektinėje veikloje truputėlį ribojamos tuom, kad esam savivaldybės biudžetinė įstaiga, o prioritetas visgi skiriamas daugiau nevyriausybinėm organizacijom. Tačiau bendradarbiaujant su tom pačiom nevyriausybinėm organizacijom mes vykdome projektinę veiklą pakankamai sėkmingą. Džiaugiamės tom, kad gavome ir Švedų vaikystės puoselėjimo fondo paramą ir vykdėm marginalizaciją patiriančių vaikų reintegracijos, tai yra grąžinimo į visuomenę projektą, kuris buvo labai sėkmingas ir mes jį pratęsėm po to dar sekančiais metais. Bendradarbiaujant su Kauno saugaus vaiko centru mes vykdėm projektą Vieni, bet neatskirti, kuris buvo skirtas vienišiems tėvams, kalbant apie jų integraciją į darbo rinką. Taip pat su Kauno moterų draugija vykdome projektų ir šiuo metu vykdome kelių metų tas projektas probleminių šeimų merginų projektas, kuris skirtas tų merginų tokiam profesiniam orientavimui ir galbūt didesnė integracija į profesinę veiklą. Taip pat vykdome socialinės apsaugos darbo ministerijos projektus skirtus smurto prevencijai šeimoje ir šeimos sutelktumo didinimo projektus, dienos centro stovyklas, organizuojam vasaros stovyklas skirtas probleminių šeimų vaikų užimtumui. Tai stengiamės projektinę veiklą vystyti. Tai labai džiugu, kad turite tiek daug partnerių, kuriuos ką tik paminėjote, ar ne? Ar yra dar ir daugiau įstaigų, su kuriomis ketinate rengti projektus? Iš tiesų džiaugiamės tom, kad bendradarbiaujame su ugdymo įstaigom rajono, tai yra mokyklom, darželiais, su policijos komisariatu ir su nevyriausybinėm organizacijom. Tai jau paminėjau ir meno terapijos Dekoresto organizacija ir psichologinio konsultavimo Vakonsalto asociacija ir Kauno moterų draugija ir saugaus vaiko centrą ir šeimos raidos institutą. Tikrai ir Jonavos Viltį, tai yra Vilties organizacija skirta protinę negalią turintiems asmenims, neįgaliesiems ir neįgaliųjų draugijos, kurčiųjų, aklųjų draugijos mūsų rajono, tikrai Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, mes vykdom su jais ilgametį
daugiametį projektą skirtą prieglobstį gavusiems užsieniečiams ir pabėgėliams. Na, iš tiesų, partnerių turime daug ir aš dabar taip vat bevardindama bijau, kad kažko nepasakiau, galbūt tai neišvardinau, tai labai atsiprašau, nes tikrai tų partnerių turime daug ir labai gražiai bendradarbiaujam su jais. Ir labai dėkinga aš už tai, kad mes palaikom tos ryšius. Turbūt dirbant socialiniai darbai yra labai svarbu bendradarbiavimas ir komandinis darbas, ar ne? Tada galima daug daugiau nuveikti. Tikrai taip. Vienas tikrai laukia ne karys, o būtent mūsų socialinės integracijos laukia, tai tikrai vienas ne karys ir negali padaryti tiek, kiek gali padaryti kartu, komandoje, bendradarbiaujant su specialistais įvairių sričių ir kartu drauge žengiant tos nelengvus, bet svarbius žingsnius į priekį. Socialinė integracija dabar labai plačiai visur naudojama savoka. Ar galėtumėte paaiškinti, ką šią savoką iš savo patirties galėtumėte apibūdinti? Na, iš tiesų, socialinė integracija plačiai naudojama ir aš kartais pasigendu tos tikros prasmės, ar ne, socialinės integracijos, nes labai dažnai daug kur naudojama ir ne visada galbūt tas vartojimas yra tikslingas. Man socialinė integracija yra artima įtraukties savokai. Tai UNESCO dar 2005 metais yra įvardinusi, kad socialinė integracija kaip įtraukties savoka pasižymi tuo, kad labai svarbi pozityvi reakcija į žmonių įvairovę ir jų individualių skirtumų suvokimas ne kaip problemos, o kaip galimybės praturtinti socialinės sąveikos procesą. Tai vat būtent šis apibrėžimas man yra labai artimas, nes mes kalbam apie tai, kad kitokių mūsų visuomenė turi tikrai daug ir tie kitokie, jie yra tiesiog kitaip galintis. Net ta pati savoka neįgalus, irgi jie yra tokia truputėlį diskriminuojanti. Aš kai sakau, jūs nesate neįgalus, jūs esate kitaip galintis. Ir tokių kitaip galinčių mūsų visuomenė yra tikrai labai daug. Ir kuo toliau, tuo daugiau mes pamatom ir tam tikrą fizinę ar psichinę negalią turinčių asmenų mūsų kasdienime gyvenime ir galbūt juodaodžių, ar ne, ir kitaip mąstančių, kitaip kalbančių, kitaip atrodančių žmonių, kitaip tikinčių žmonių. Ir šiuo atveju labai džiugu, kad mūsų visuomenė tobulėja ir visgi tampa vis brandesnė kasmet, kad mes galim priimti tą kitoniškumo kitų žmonių ir leisti jiems lygiaverčiai dalyvauti mūsų visuomenės gyvenime ir praturtinti mūsų visuomenę tuo savo kitoniškumu. Tai labai džiaugiuosi tuom, kad mes einam tuo keliu, galbūt dar tikrai nesame pasiekę tos tolerancijos tiek, kiek reikėtų, bet esame teisingame kelyje ir džiugu, kad kasmet ta tolerancija ir tas gebėjimas priimti kitus ir kitaip mąstančius, kitaip atrodančius, kitaip galinčius mūsų visuomenėje vis didėja. Labai džiugu girdėti tokius pastebėjimus, optimistinius, ir tikrai norėtųsi palinkėti ir laidos klausytojams stengtis priimti kitaip galinčius, kitaip mąstančius, kitaip atrodančius, tokius kokie jie yra. Ir jums labai dėkojame, jog atvykote į laidą, skirėte laiko. Dėkui. Tikimės dar susitiksime kitose laidose. Ir priminsiu, jog mes šiandieną kalbėjomės su Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Berežnaja Demidenko. Taigi aptarėme šio centro vykdomą veiklą. Ir jeigu norite sužinoti daugiau apie šį centrą, tai galite tiesiog susirasti internete www.jonavos.spc.lt. Ten taip pat galite rasti kontaktus, užduoti jums rūpimus klausimus arba galite atvykti pasavanoriauti ir įgyti tikrai labai geros patirties. Ir kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, tai atsisveikinsime su jumis iki kito antradienio. Klausykitės laidos socialinė integracija tuo pačiu metu po 10 valandos žinių. Gražios jums dienos. Laida socialinė integracija.